Kažkaip šis balandis prasidėjo visai sėkmingai, kaip ir kovo pradžia. Balandžio 1 fotkinau nuostabės vestuvės, dabar pirmadienis ir varau Lietuvos radiją pakalbėti apie keliones, o rytoj jau su Tapino projektu vykstu į 3 mokyklas Šiaulių Mažeikių rajone. Nuostabu, nuostabus balandis, nuostabi pradžia. Lyja, bet keep going. Ačiū. Laukia smagiausia dalis Tauro kalnas ir jį užminti reikės be padusimo. Keep going. Jau beveik pusė įveikta. Važiuojam toliau. Tempas krenta. Kiekvieną kartą šitas kalnas yra tam tikras iššūkis. Paprastai tuo pačiu keliu minu į studiją, tai kiekvieną kartą ten važiuojant reikia jį užlipti. Dar turiu apie pusvalandį laiko iki tol, kol aš turiu atvykti į LRT. Kelio liko gal 10 minučių, tai viskas laiku, nevėluosiu, tik reikės atsigauti. Sveiki. Mindaugas. Taip. Pas groja klasikinės. Dirbti su jumis operatorė. Labas, Jūratė, čia Mindaugas, mūsų pašnekovas. Sveiki. Mes čia tai savo sėdėsim. Gerai. Va, čia va viena gretutė tik sėdi, ne viena Darius, va čia 1, 2, va čia mūsų Visos žinios gimsta. Greta? Gerai, kol mes atkašėm, kur jos yra, kas Tai nunešė velnės, taip niekas nenešė. Vandenukas jums padėtas. Labai gerai. Taigi su rubrika Labas rytas pasaulyje šiandien keliaujame į Palau salas. Ši mažai kam žinoma valstybė yra Ramiajame vandenyne. Na ir tai viena mažiausių ir jauniausių valstybių pasaulyje. Ten lankėsi mūsų svečias, tai Mindaugas Dulinskas. Labą rytą, Mindaugai. Sveiki. Na ir taip, Gabija, tu norėjai. Ne, tiesiog norėjau pratęsti, žodžiu, mūsų pokalbį. Dar vienas gražus rytas ir trečias etapas, kada aš važiuoju į padrąsinti, įkvėpti, palaikyti projekto mokyklas. Pirmoji mokykla bus Šiaulių rajone, Meškuičiai ir labai greitai ten susimatysiu su ten besimokančiais mokiniais. Let's go! Esu Meškuičiuose ir visai šalia Meškuičių gimnazijos. Dar turiu kelias minutės pasiruošti, susidėlioti tai, ką sakysiu ir pažiūrėsim, kiek čia bus mokinių, kaip jie klausys, kaip jie reaguos ir kaip jie apskritai dalyvaus į visoje toje nuostabioje paskaitoje. Let's go. Kažkaip šalta. Mašinai rodė 0 buvo ir -2. Apskritai visas šis rytas labai ūkanotas, daug rūkų. Ties Panevėžio buvo dingęs, bet nuo už Panevėžio vėl viskas prasidėjo. Meškuičiai, čia atrodo senoji kažkokia mokyklos dalis. O čia lygiai naujesnė, modernesnė panašiai. Neturi pirmos pamokos? Ne. Labą dieną. Labą dieną. Kas čia bus? Apie ką? Jūs 10 poks. Ką tu šneki, aš ir 4. Gerai. Kokie pažymiai? Pastabėjimą. Pastabėlių turi? Jo. Tai ką, biški negeras esi? Jo. Už ką pastabas gauni? Atsisakinėjai. Tai buvo mano istorija. Ačiū Jums labai ir gerų pamokų.
Šaukit pakartot. Tai iš tikrųjų labai noriu visų vardu padėkoti, kad atvykot, kad paukojot. Labai ačiū ir kad visiems turėtumėm įrodymą, kad jūs tikrai buvot pas mus, gal galite pasirašyti. Aišku, kad galiu. Visur kalbės. Varykit į pamoką. Į pamoką. Trupučiuką. Aš esu matematikos mokytoja, mačiau, kad jūs nesusipykė su matematika. Labai geras, aš nežinau, labai gera pamoka, nes prasideda pamoka ir ką jūs sakot pirmiausiai? O ką man to reikia? Tai vat jūsų... Ačiū. Nu dar paklausiu. Atkovoti 12 minučių kelionėje į Viekšnių gimnaziją. Labą dieną. Ir pasakytų savo istoriją, kaip jie atsidūrė ten, kur dabar yra ir kaip jiem mokykla padėjo. Ačiū, tai buvo mano istorija ir ačiū, kad išklausėte. Jūs rasit YouTube'e save. Arba kažkur. Baigėsi mano pasirodymas Viekšnių gimnazijoje. Linksmai atsipalaidavusi chebra buvo nusiteikusi paklausyti. Daug mažų vaikų buvo nuo 5 klasės, tai jų dėmesį sukaustyti buvo kiek sunkiau. O dabar į Tryškius ir čia esančią gimnaziją. Šitoj gimnazijoje gali būti, kad kūrenama malkomis, nes aplink labai daug malko, labai daug rąstų. Nežinau, ar taip yra iš tiesų. Pažiūrėsim, galbūt net paklausiu. Mokykla labai didelė, pažiūrėsim, kokią kompaniją, kiek čia laiko turėsiu. Ir paskutinė, 3 gimnazija šiandien. Let's go. O, motociklai, muzika skamba, gerai, ryškiai. Labdien. Labas. Labas, Mindaugas. Sveiki. Tai Gintas. Gerai, kiek mes laiko turėsim? Manau, kad neribota. Gerai, jeigu niekas nebeteis, tai galim pradėti. Sveiki, aš esu Mindaugas Bulinskas. Tada pasakosiu, kaip man pyst ir nepasisekė ir man taip nepasidarė. Aš turėjau kažką daryti, kad... Ačiū, tai buvo mano istorija. Spausk rankos tam dreba ar kas. Dreba, nu va. Galima rezumuoti visą šią dieną ir važinėjimą po 3 mokyklas. Pradėjau nuo Šiaulių rajone Meškuičiuose esančios gimnazijos, kur kalbėjau su mažiukais ir su vyresniais. Labai faina publika, labai patiko. Džiaugiuosi, kad apsilankiau šioje mokykloje ir labai geri prisiminimai. Pradėjau nuo jos anksti ryte, šviežias, pilnas kupinas jėgų. Wow, let's go buvo antroji kelionė į Mažeikius, į Viekšnius ir ten esančią gimnaziją. Čia buvo šiek tiek atsipalaidavusi publika ir daug mažų vaikų, o kai maži vaikai, daug sunkiau juos išlaikyti dėmesingus ir sukaustyti jų dėmesį. Aš nesiūliau jokių žaidimų, kurie jiem patiktų. Tiesiog pakalbėjau apie tai, ką norėjau pasakyti. Ir paskutinis į Tryškius, į čia esančią gimnaziją. Publikos nebuvo tiek daug, sakė, kad atvyko ir iš kitos mokyklos keli mokiniai, bet fainas dalykas yra tas, kad jie įdėmiai klausė ir dar pasilikom po to šiek tiek pakalbėti, uždavė klausimus ir toks jau neformalesnis bendravimas. Leidau jiems pamatyti, kaip atrodė mano kelias artėjant prie to tikslo, kad aš dabar galiu sakyti ir pasakoti apie savo gyvenimą. Ir vėlgi, dar kartelį pasikartosiu, kad tai neatsiranda tiesiog panorėjus.
Nėra kelio trumpinimo, nėra kažkokių išsukimų, kur gali pasiekti tai, ką nori, nieko nedarydamas. Taip tiesiog nėra. Reikia dirbti, stengtis ir žiūrėti, ar tau patinka, ar tave veža tai, ką darai ir ar tuo gali mėgautis. Aš kol kas mėgaujas, nežinau, kaip bus ateityje, nežinau, kur pasisuks mano keliai, bet tai, ką dabar darau, tą patirtį, kurią gaunu kalbėdamas viešai, man jin patinka ir aš tuo džiaugiuosi. Dar vienas etapas baigtas, nežinau, kur bus kitos mokyklos, kokios jos bus, gal reikia pamiršti trumpam Žemaitijos pusę, o pakeliauti kažkur į Ežerų kraštą, į Zarasus ar kažkur į Suvalkiją. Nors mielai nuvažiuočiau į Marijampolę ar Marijampolės rajoną, kad paklausyčiau jų šnekos. Mane jin yra kerinti ir žavinti, bele kaip. Ir reikės pabandyti, paklausinėti ir pasižiūrėsim. Galbūt kita kelionė bus į šitą pusę ir susitiksiu su ten esančių mokyklų ir gimnazijų mokiniais.